Žinot, kas man patinka mitybos pasaulyje? Tai kai žmonės nevalgo ir tai vadina metodu. Seniau tai vadinosi neturiu ką valgyti arba pamiršau pavalgyti, šiandien tai vadinasi protarpinis badavimas. Skamba taip rimtai, lyg būtų išrasta NASA laboratorijoje, bet iš tikrųjų visą tai atrodo taip. Žmogus 16 valandų badauja, o po to per 8 valandas suvalgo pizzą, tortą, saldainiukų, sausainiukų, užgeria dideliu kiekiu saldžio gėrimo ir po to pasako, kad protarpinis badavimas neveikia. Bet čia tas pats, kas sakyti, kad aš sportuoju, nes net ir bet kokiam orui esant bėgu iki kebabinės. O jeigu jau rimtai, tai protarpinis badavimas iš tikrųjų gali būti labai geras įrankis. Tik daug žmonių nesupranta, kas tai yra. Protarpinis badavimas iš tikrųjų yra ne dieta. Tai yra mitybos laiko struktūra, kai tam tikrą periodą laiko tu badauji ir tam tikrą periodą maitiniesi. Yra labai daug protarpinio badavimo formų ir pats populiariausias šablonas greičiausiai yra 16:8, tai reiškia, kad 16 valandų tu badauji, o 8 valandas tu maitiniesi. Na ir be abejo, yra kitokių šablonų. Yra pats lengviausias 14:10, yra 16:8, 18:6, 23:1, tai jau yra omadas one meal per day, kai žmogus maitinasi vieną kartą paroje. Na ir be abejo, drastiškesni šablonai arba jau patyrusiems badautojams 36, 48, 72, na ir daugiau valandų. Badavimo metu tu gali gerti vandens tiek, kiek nori, na maždaug va taip. Arbata ir juoda kava be pieno ir be jokių priedų, be cukraus, be sirupo, be ką jūs ten dar kraunat, aš neįsivaizduoju. Na, o žmonėms pagrindė tai padeda dėl to, kad baigėsi pastovus užkandžiavimas. Tas pastovus užkandžiavimas gali būti kaip įprotis, kaip streso pasekmė. Na, ir tiesiog iš neturėjimo ką veikti. Labai svarbus dalykas, kad tavo valgymo langas sumažina tavo chaotišką valgymą paroje. Kai tu nežinia kur, nežinia kada atsidūręs, gauni progą suvalgyti tai saldainiuką, tai sausainiuką, o parduotuvėj snykersas su akcija. Kadangi tai tiesiog įrankis tavo mitybos struktūrai sukurti, protarpinis badavimas niekada neveiks, jeigu maitinimosi lange tu valgysi viską, kas papuolė tavo kely. Atėjo maitinimosi langas, tai dabar naikinam. Ne, taip negalima. Tavo organizmas turi normaliai funkcionuoti, o tam jam reikalingi elektrolitai ir mineralai bei vitaminai. Juos tu gali valgyti netgi badavimo periodu su viena sąlyga, jeigu jie savo sudėtyje neturi kalorijų ir cukraus. Taigi, viskas labai paprasta. Yra langas, kada valgom, yra langas, kada nevalgom. Pasirenkam šabloną pagal savo badavimo patirtį ir lygį, geriam vandenį, kavą, arbatą be jokių kalorijų ir cukraus, nevalgom jokių tablečių, kurios turi netgi menkiausią apvalkalą, kuris turi kalorijų, geriam tik tai elektrolitus ir užsiemam įvairią veiklą. Taigi, protarpinis badavimas nėra magija, tai tiesiog įrankis tavo mitybos planui susikurti. Su jumis šiandien buvau aš, Andrius iš emocinio valgymo, o kitame video aš jums papasakosiu apie tai, kaip teisingai išeiti iš badavimo lango, nepadarant žalos savo organizmui ir aprūpinant jį teisingom medžiagom. Iki.